Sveiki gyvi, senai nesimatėme prie kamadokšnio. Šiandien gaminsime įdomų patiekalą, apie jį truputėlį papasakosiu vėliau, o dabar eikime ir įkurkime grilių. Senai čia nematė ugnies, tai pirmiausia išimam grotas. Apačią aš jau pavaliau, anglių čia aiškiai mažoka. Patiekalas truks gamybą, manau, iki 3 valandų. Atsinešiu anglių. Įpilkim anglių šiek tiek. Nebyra, skylė maža. Ai, su ranka. Na, manau, užteks jų pradžiai. Nu, dabar kursime grilių, laužų kaladėlės. O taip didelės tokias, kad greičiau įsidegtų. Na ir savo degiklį. Na, kol mūsų grilius įsidegs, mes galėsime nueiti prie stalo, pažiūrėti, kokiusgi mes produktus pasiruošėm šiandienai. Patiekalas tikrai šventinis, artėja tėvų diena. Tai visi tėvai galėsit pagaminti savo šeimai šventinį patiekalą. Na, dabar papasakosiu, kokių mums reikės ingredientų. Pagrindinis ingredientas tai yra jautienos žandai. Sunku juos nusipirkti. Paprasčiausiai reikės juos užsakyti iš anksto. Toliau bus rozmarinas ir čiobreliai, česnakai, svogūnai, salierai ir morkos, pomidorų pasta, lydytas sviestas, Worcesterio padažas ir aišku reikės mums raudono vyno. Dabar mes nusausinsime ir išpakuosime jautienos žandus. Tiesą sakant, prisipažinsiu, gaminsim pirmą kartą. Nežinau, kas gausis, bet aš manau, mes jų tikrai nesugadinsime. Galų gale gaminame savo, o jau jūs galėsite vertinti mūsų pastangas. Ir nepamirškite visuomet paspausti laiko, pakomentuoti, pasidalinti su draugais. Tikiuosi, šitas receptas bus vienas paprastesnių, nors atrodo labai sudėtingai. Na va, mūsų žandai truputėlį išsausės. Jeigu klausite, kur pirkau žandus, tai galiu pasakyti, reklamuoti nemokamai. Mes perkame mėsą jautienos iš kinderių limuzinai.lt. Nuorodą galėsiu palikti vaizdo įrašo prašyme. Paruošime netiesioginiui kaitrai kepsninę ir dedame į puodą gabalėlį lydyto sviesto. Lauksime, kol jisai ištirps. Na, mes dabar ne savo jautienos žandus faneruosime miltais. Gerai pasakiau, įdomu ar ne? Bet manau, kad suprantate, koks tai procesas, nes šiandien tikrai nieko sudėtingo nėra. Priminsiu, svoris apie 2 kg. 2 vienetai apie kilogramą sveria. Ir miltus reikia tiesiog padengti žandus pilnai iš abiejų pusių. Na, puodas įkaito, įsilydė sviestas, žandai keliauja į vidų. Galima kepti ir ant aliejaus, bet kadangi mes netaupome, apskrudinsime žandukus lydytame svieste. Na ir pasakysiu sykio, fantastinis kyla kvapas. Tegul kaimynai pavydė. Apverskime žandus. Reikia apskrudinti iki auksinės spalvos. Mes negaminame kazane šiandien, noriu tiesiog išmėginti Grand Food puodą. Na, gražiai apskrudo mūsų iki auksinės spalvos žandukai, juos išimkime. Apskrudinsime morkas. Iš tikrųjų reikia sakyti, patroškinsime, neskrudinsime.
Morkos gražiai skrunda, troškinasi. Kodėl aš vis noriu sakyti skrunda, nieks neskrunda. Keliauja puodą svogūnai. Tiesa, mes nepaminėjom, kiek ko reikia, tai aš nepatingėsiu ir parašysiu vaizdo įrašo pačioje, visuomet klausimų atsiras. Na, dar truputėlį pridėsime sviesto, daržovės mėgsta daug sviesto ir čia tikrai jo galite netaupyti. Pagėdanam svogūnus. Viskas čia gražiai troškinasi ant sviestuko. Ir keliauja puodas salierai. Na, dar kartą viską pajudinam, pakrūdinam ir įdedam žolelės, čiobreliai ir rozmarinas. Uždarom ir paliekam keletą minučių dar. Praskleiskime daržovės troškintas į šonus. Ir įdėsime keli šaukštus pomidorų pastos. Gali dėti daugiau, jeigu norite ryškesnio skonio, atsiprašau. Jeigu reikia mažiau, gali dėti. Čia jau dėl skonio nesiginčykite. Nesiginčiajame. Nu ką, pamaišykime daržovės visas. Gerai, dabar pilsime sauso vyno, raudono. Aišku, jūs matote. Pusė butelio kiekis maždaug. Ir išgarinsim alkoholį. Pagardinkim juodais pipirais. Aišku, turbūt daug kas paklaus dėl druskos. Gali truputėlį druskos čia irgi įberti, mes turbūt irgi bersime, bet druską galutinį gaminsime padušą, balansuosime pabaigoje druskos kiekį. Ir pusę šaukštelio druskos ant kilogramo, tai čia bus tikrai ne per daug. Ir laukiam, kol išgaruos alkoholis. Dedame 2 lapukus lauro, lapukui, 50 ml Worcesterio padažo, žiauriai geras bus skonis, labai geras. Česnakai keliauja į puodą, įstumdom viską į šonus, vidury paliekame vietos ir jeigu rasite kremslytes ant žandų, kremslėm žemyn ir nardinam žandus į puodą. Geras garsas buvo. Pilam verdančių vandeniu, ne verdančių, bet karštų vandeniu. Uždengsime dangčiu, palauksime, kol užvirs ir ant vidutinės liepsnos troškinsime, aš manau, apie 2,5 valandos. O dabar paruoškime jautienos žandams padažą. Paimkime tinklelį, nukoškime skystį, daržovės atskirsime, puodas greitai keliauja ant viryklės, laukime, kol įkais mūsų padažiukas, įdėkime gabalėlį sviesto, pamaišykime, palaukime, kol ištirps, paragaukite, jeigu jaučiate, kad per rūgštų, galite pagardinti cukrumi. Iškilmingas momentas, paragausime, kasgi mums gavosi. Atpjausiu gabaliuką paragauti. Man atrodo, atsipjovio. Oi, kokį didelį atsipjovio. Mėsa tai atrodo įspūdingai. Palaukit, per didelis gabalas. O. Ką galiu pasakyti? Jeigu būsite restorane kur nors, nežinosit kokį patiekalą užsisakyti, užsisakykite drąsiai. Jautienos žandai niekuomet jūsų nenuvils.
O dabar linkiu visiems skanaus, gaminkit sočiai, sveikai ir iki greitų susitikimų.